Savo vaikų pagrobimu kaltinamų kauniečių byla gali virsti tikrų galvos skausmų ją narpliojančiai teisėsaugai. Mat istorija apauga naujais faktais, rodančiais nepersekiojamų tėvų, o priešingai vaikų gerovę turinčių pasirūpinti valstybės tarnybų nekompetenciją, nejautrumą, o gal net ir nusikalstamą piktybiškumą. Inga ir Mindaugas Vilčinskai kaltinami savo vaikų pagrobimu iš globos namų ir bandymu su jais pabėgti iš Lietuvos. Jie kaltinami būtent, kad savo vaikų pagrobimu ir pasikeisinimu neteisėtai pereiti Lietuvos valstybės sieną. Patys Vilčinskai institucijas kaltina dokumentų klastojimu. Aš nieko nevertinu, jūs galite pavertinti vaikų teisų veiklą. Pas juos užduokit klausimus, kaip jie padirbinėja protokolus tam, kad atimtų vaikus, apsilankykit krizių centre, klauskit motinos, kurios yra uždarytos prieš jų valią ir jom pateikti klaidingi dokumentai ir suklastoti. Ir tom prekybo vaikais vyksta. Tai aplamai dokumentų klastojimas vyksta stambių tempu ir dar turiu pririnkęs pakankamai daug informacijos. Pakankamai ištraukęs ne vieną moterį iš krizių centro, kurios buvo lygiai taip pat apgaulės būdų klastojimais dokumentais. Ir viskas tai yra parengta ir bus pristatyta jungtiniam tautom kaip ataskaita. Renku informaciją apie žmogaus teisų pažeidimus Lietuvos Respublikos teritorijai ir įstaigų veiklą, kurios teikiu kas 2 metus į jungtinę tautų asamblėją. Tiek. Bet įstatymus jau pripažįstat Lietuvos ar dar ne? Lietuvos? Tai jeigu vyksta tokie dalykai, tai kokie gali būti įstatymai, jeigu jie patys savo prieštarauja. Jie sako, kad aš nesilaikau įstatymą, o patys įstatymus pažeidinėja ir grobia vaikus. Tai kam čia reikia užduotos klausimus? Vilčinskai žada bylinėtis dėl institucijų jų vaikams padarytos žalos. Kaip vaikas gali jaustis, kai jisai buvo operuotas, buvo žeminimas, jie iš vis pasikeitė yra. Tiek charakteris, tiek psichologinė padėtis. Dantis buvo neprižiūrėti, vienam traukė dantis jau sveikus, nes pastogiai nepasirūpino dantim. Tai yra begalė žalos ir bus ieškinys pateiktas kiekvienam individualiai, nes pagal įstatymą kiekvienas individualiai pildantis dokumentą neša atsakomybę savarankiškai ir asmeniškai. Vilčinskų šeimą teisme ginantis žinomas Kauno advokatas šią bylą apskritai laiko gėdinga ir vertina kaip cirką, kurio prasmė sunkiai suvokiama, tačiau žala vaikams didžiulė. Kaip cirką, kaip eilinį cirką, kurių Lietuvai pernelyg daug. Bet blogiausiai, kad tas cirkas liečia mažus vaikus. Ir štai ant tų mažų vaikų važiuoja visi. Tėvų koks nors represinis elgesys byloje nekonstatuotas, bet valstybės valdžios institucijų elgesys šioje byloje yra konstatuotas ne kartą, ne 2 ir net ne vienos rankos pirštų. Štai kur esmė. Valstybė, kuri įpareigota mylėti, gerbti, padėti tėvams auklėti vaikus, terorizuoja šeimą. Štai ką aš noriu pasakyti. Tik tiek. Ir tas įrodyta šią minutę įsiteisėjusiais teismų sprendimais. Tai kokios bausmės tikitės? Kokios bausmės? Nuo pabaigos. Tik išteisinimo. Man čia abejonių nekyla. O jeigu nesu... Man tiesiog gėda, kad šitą bylą šitaip ilgai valgėjo. Čia reikėtų pakelti baltą vėliavą valdžios institucijoms, atsiprašyti ir padėti tašką. Negana to paaiškėjo, kad 2 iš Vilčinskų vaikų gimė net ne Lietuvoje. 2 vaikai tai yra kartu ir Vokietijos piliečiai. Kuria prasme? Gimė Vokietijoje. Įdomu, ar pavyzdžiui, Vokietija buvo informuota ar ne apie tai, kad vaikai jau Vokietijos vaikai jau patalpinti į globos įstaigą. Lietuvoje ir neteisėtai. Štai tik tiek. Mūsų 2 vaikai iš vis yra gimę Vokietijoje. Tiek. O vaikų teisės neturėdamas įgaliojimų išėmė, prirašė duomenis be jokių įgaliojimų, neturėdami tam teisės, padirbinėjo dokumentus.
Kauno apylinkės teismas šįryt buvo surengęs sutuoktinių baudžiamosios bylos posėdį, tačiau jį teko atidėti birželio pabaigai, nes pora pageidavo, kad būtų patikslinta jų kaltinimo aplinkybė susijusi su pasikėsinimu neteisėtai kirsti valstybės sieną. Pernai vasarą iš globos namų pastogė Kaune paimti 3 mažamečiai vaikai surasti rugpjūčio 1 Ignalinos rajone, Molinės kaime prie valstybės sienos su Baltarusija. Netoli sienos po gaudynių pasieniečiai sustabdė automobilį su vokiškais numeriais, kuriame ir buvo ieškoma šeima. Anksčiau tarnybos skelbė, esą Vilčinskai nepripažįsta valstybės institucijų sprendimų, nes priklauso vadinamajam suverenų judėjimui. Vis tik panašu, kad ši byla, kaip sakoma, baltai siūlai siūta. Nors buvo sukeltas didžiulis skandalas, šeima išdraskyta, vaikai iš jos buvo išplėšti, o paskui dar vyko tėvų ir vaikų persekiojimas ir gaudynės, dabar jau teigiama, kad šeimoje su tėvais vaikams augti saugu. Ne, mes jokių duomenų neturim, kad vaikai būtų būtent nesaugioj aplinkoj, o visa tai iš tikrųjų tai ne mūsų pareiga. Na, kad vaikai čia niekam nerūpi, jau ir taip aišku. Bet priminkite, tai dėl ko tie žmonės buvo laikomi areštinėse, jau metus tąsomi po teismus ir vadinami savo vaikų grobikais, jei jokių realių grėsmių šeimoje nėra.